Sveiki. Ralis prasidėjęs. Ralis sezonas. Renkamės šmutkės iš šito šiukšlinėlio. Sandėlininkas. Parodė, ką čia turi sąrašą. Taigi viską sužymėjom. Tai va, biški apsirinkę. Tai dabar šiaušiam į kėdainius ir susirašymus turėsim. Administracinė dar komisija. O rytoj ralis, tai apsižiūrim daiktus, kad rytoj mažiau laiko gaišti reiktų ir pajudam. Oh my god, nesugraibau tos kamerus. Aš su baru filmuosiu tik. Ne, filmuok. Visokius kitus, nu, man Puma irgi gerai. Žiūrėkit, cėliuko. A, jo. Omaga, sudėmė, Rakauskas. Nematomus. Dar vieną. Čia Rakauskas. Žiūrėk, Celiko ralis dabar vietoj Čia va vietoj su bariku. Neišsiduok dar nieko. Nu, gerai. Stepu kamerą, karočią. O, nuo šitą tai gausim. Parodyk dar aikštę, kokią gražią čia. nu jo. Nu va, kokią aikštę čia randamės. Laikrodukas dega. Turim savo laiką ir to tikrai laiku įeiti. Filmuok vlogai. Čia A lygai taip daro, tai C lygai gali taip padaryti. Galim, sakai? Bumba. Sveiki. Kryžius. Kryžminė ugnis. Turim nutekėt minkės, galim pakalbinti. Oi, tai daug laiko. Greičiau. Žinėt. Kai nusteikia? Nu, toks būdinamės dar iš miego. Vis dar su Sabu. Vis dar su BM? Vis dar su BM. Same old. Tai sakyk jau ką nors. Tai tiesiai tarsi. Čia iškalbingiau už 1000 žodžių. Bet čia sumėtytų į tą balą, įmestą, eikti. Nu jo, čia tokia. Tokį vat reikalą turim antram ruože. Pasižiūrėti reikia, per kur čia geriau. Ten dešiniau likti mažiau vandens biškį. Nu jo, čia. Dešiniau reikia varyti, bet ir akmenys kokie žiaurūs yra. Wow! Smagu bus tik žiūrovams, jaučiu. Ateik, patikrinsi gilį. Pasiruošęs, Egi. Tu manai tik sėdži. Tu suplavkim šiandien. Ne? Pamiršau. Sakysiu. Jau. Dešinys 3-2 siaura ežeras. Kairys 3 slidu. Jau pradrapanuota. Nu, čia gal pravyko pirmas ruožas. 200. Gali valgyti. Jau galiu? Nes būčiau suvalgęs, galbūt pradėjai filmuoti. Baigti susirašymai. Paskutinis ruožas, parodyk, kiek paskutinio ruožo stenogramą. Nėra ką rodyti. Tu parodyk greit. Viskas užpakuota jau po 9 spienom. Va, pusę lapo. Čia yra paskutinis, nu, 6. Bet dabar žinos to stenogramą visą, kad metrų nemokį skaičiuoti. Kaip supras čia? Ne, nieko, tik patarimas. Nu, tai toks vat ruožas, kur testų ruožas gal ilgesnis būna. Tai, kad jis ilgių gal normalus, bet ten posūkių nėra kelias. Bet šiaip, tai, kas jeigu su galingom mašinom, galingesnėm, tai gal ir smagu ten visai prasilėkti. O iš esmės tie ruožai, tai... Nu, tokie. Viekšnių.
Jo, nu, tipo, gaunasi, kad mineralio vekšnių etapas. Nu, gerai, reikia ir tokių, aš manau. Ar jų reikia, nežinau, bet mokėti tokiais važiuoti tai reikia. Tai va, nu, bus matyti, kas vėliausiai stabdos. Ir panašiai. O šiaip nuotaikas geras, oras geras. Visi žiūrėjom rapsų. Tai va, susirašėm viskas ir tai gerai, sklandžiai, be jokių trikdžių. Brasta tai įdomi tam. Tai va, rytoj bus įdomu, manau, vis tiek. Valia. Grįžtam į Kauną. Labas rytas. Kadangi Kėdainiai toli, tai keliaujam štai taip. Prisikrovėm autos ten. Egidijus kažkur su mechaniku, mūsų naujoju. Pirmą kartą mechaniku. Kažkur irgi keliaujam. Tai mūsų techninė komisija 10 valandų, tai reikia nepavėluoti. Nu ką, atvykto iš tai tokią vietelį. Nu, kaip parke. Super. Neužimta dar, jau galvoju bus užimta. Kraunamės mantas. Nauja tvarka biškai pagrastėjo techninė, tai tikrina dabar kombinezonus. Ir mašinėlę tikrinti vėl. Nenorėja. Būtų Subaru, būtų norėja. Nu, palaikymas šį kartą bus, tai oho. Pirštinės išdalina, kad su nagais nenubraukit. Nu, pasiruošimas buvo ilgas ir nesklandus toks. Biškai vėlavom viską ruoštis mašiną, o dabar vat, visur pirmaujam, ne? Visur kažkaip anksti viskas mums čia dabar. Kolegas, startuoja antras numeris, mums biškai reiks dar palaukti. Mums dar plus 16 numeriukas, tai va. Tuo per arką judėsim ir viskas bus prasidės. O čia netrukus privažiuos automobilis, kurių ralyje galima pamatyti nebent Norvegijai, Skandinavijai kažkur tai. Esu buvęs Sorland rally Norvegijai, tai žinokit, va tokių Sabų ir dar senesnių ir Volvo visokių daug. Lietuvoje, ko gero, tai yra vienintelis Saab 9.3 automobilis, kuriuo lenktyniauja Paulius Butmanas ir Egidijus Gelūnas. Pauliau, tai tu čia vienintelis Lietuvoje su Saboniu važiuoji? Tai tikriausiai jo, gaunasi. Pernai metais jau gerai prisimenu, nuvartė bus stipriai tą mašiną, jo? Buvom ir užpernai, šiemet tikas nebus. Bet atstatė dabar pilnai viską, pasidarėt ar ne, rebildai padaryti? Jo, viskas gerai vėl, kaip naujas. Kodėl Saabas? Nesinorėjo Golfo, BMW, tai prijaučiu tai mašinai nuo studentavimo laikų, tai sakau, reikia padaryti. Prisižiūrėjau švedijai ten, kaip man dar galvoju, kad atrodo. O todėl ir aš su Koltais visą gyvenimą važiuoju, pirmą mašiną, žinai. Na ką, tai palaikykit rasoj. Numerį 18, Paulių Butmaną ir Egidijų Gelūną. Tikrai išskirtinis automobilis, na, Saabas tikrai nedažnai sutinkamas eksponatas. SGC2 klasėje varžysis Paulius Butmanas su Egidijumi Gelūnu. Įdomiai. Startas.
Palėktas pirmas ruožas, kai padangas naujas. Jau matosi ant asfalto, kad padirba. Tai, bet čia viskas gerai, švariai pravažiavom. Tai Gydžiui paklausim, patiko. Patiko pirmas, jeigu. Ramiai taip. Man. Nu, ne visiems ten ramiai buvo, bet... Žodžiu, varom toliau. Reiktų varyti, čia yra grupa. Nu, bet reiktų ir išdžiavinti. Nu, jau. Ne čiagi turėtų būti filtras. Atvykome po 2 ruožų yra grupa. Kai kas deginasi ant kapotą. Žiūrėk, kad nenupūstų tau jo, iš vis paskui eisi į pievą ieškot. Ne, gal ne. Jeigu nupūst, reiškia gerai išdžiuvo. Dabar sunkus. Kiaurai šlaputis. Nu va, visi išsirikiavę. Kas įveikė 2 ruožus, reiškia brastą pravažiavo. Ką, pailsėjom, varom toliau. Ruošiamės. Tai ką jau pasimsi vidun? Sagai sušalo? Aš kažkaip lūktą filtrą lauk. Nėrėm į brastą, antrą kartą sakiau ramiau, bet gavas, nežinau, blogiau. Daug blogiau. Kažkaip dešiniau pavarėm ten, kur daugiau vandens gal. Nors kairiai daugiau nežinau, ten, žodžiu, jau į kalną ten iš variklio garsas, buk, 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 galvojau, jau viskas. Jau dumelę baltą žiūrėjau per galą, bet užtraukiam. Išsiėmėm filtrą, dabar džiūsta kažkuris ten. Matos gal, jo, guli. Nu ir žemė iki Sereza, dabar va iš pusę pasukimo kūrės. Geriau net, sakyčiau, aš prasivalio. Kai reik filmuoti, tai neužsikra iš pusę. Sigėdas, tai. Žodžiu, varom servizą. Nebereiks. Filtras čia keliavo. Kam tinkama naudot? Ką rasi čia, ką žiūri? Šitą filtradėžę. Filtradėžę ar vandendežę?
Yra. Aš jau žiūrėjau, žinok. Eiliai. Žuvyčių svarbu nėra gerai. Nu, biški per šonus pribėgo. Čia nežinau, kaip čia patraukė, nes ten užsisuka ir... Nežinau. Bet Bus tau. traukė. Nardyt. Maudymosi sezonas atidarytas. Mechanikas dirba. Tvarkomės. Čia džiūsta. Baloj vandens. Nu, prigaudėm. Vandeniuką. Šiaip daugiau kaip ir viskas. Gerai, liktai. Pastatėm automobilį į uždarą parką. Dabar taip ramiai Vilniaus senamiesčio žygiuojam. Tai... Ai, užmiršau kūrą, kad reikia pilti, tai reikėjo anksčiau išvažiuoti, nespėjom. Bandė Aurimas atbėgti, bet nespėjo. Tai žodžiu, kolegas pasiskolino, antram ekipažui dėkojau. Šiek tiek užsipiliam. Turėtų būti viskas gerai. Nu ką, einam dabar pavalgysim pagaliau. Normaliai gal. Skandžiaujame su fotografė mūsų. Irgi pagerti iš to įdomaus savo. Štūga. Japonas. Tai kągi, porą grupų esam 38, klasiai 4 gal, ne? Nu, kažkur jo. Esam už šitų vyrukų iš karto. Irgi raudonė va. Irgi raudonė tokie, pasipuošę, šalmas net beveik raudonas ten pas tokį vieną. Na tai ką, lieka dar 4 ruožai, 2 po 2. Žiūrėsime, kaip čia kas čia gausis. Per galvą nelipsim, nu bet važiuosim. Dėjom biškį niurką į javus kultūras čia šitam po servizo. Nu ką, bet šiaip gerai, tik kad nustebino ta danga, iš tikrųjų atrodė kaip asfaltas kažkoks čiuožė, cypė padangas, viena vieta gal ir buvo asfaltas. Per anksti pasistabdžiau, prisibijojau, bet šiaip laimingai baigsis, viskas gerai. Šiaip galas tai smagus labai ten. Tai dabar toks pavojinga vieta yra čia vienam ruože pro užtvanką pravažiuoti. Žiūrėsim, kaip čia bus. Ką čia birbinat? Daug kūro turit? Ką? Daug kūro turit, kad birbinat? Pusę bako turiu. Bliam, visą laikus palaikat, aš vėl ten vargsta, žiūri, kada baigsis.
Policija atvažiavo. Žodžiu, sunervavo šitam ruožę. Matysi tam bordė, tačiau kažkaip dabar persikalibruoti reikia užmiršti. Nes nervas ima, tada per daug spaudi ir čia karoči negerai. Karoči negerai čia. Jo paparė, kaip Samoška mėgsta sakyti, skrydom jau čia. Jeigu salono detalės iškrenta į savo vietą, reiškias važiuota gerai buvo. Reikia patikrinti. Amortika dešinė. Bet ką čia patikrinsi dabar? Čia matos. Kad čia nepatikrinsi. Nešlapia tai gal gerai. Suėjo, sudirba. Pilnai kupsto amortikas jau. Nu ten pakvailiojau. Sužaidė tas dar mėgėjiškumas, pamojau žiūrovai. Davai, gaziuką. Čia dabar šalto proto, kad nenulūštų. Biliam kokią šakę ten jo galėjo linkti ar kažkas darbiškai. Nu, ką, nepritikrinsi nieko labai. Nieko čia nesimato. Finišo! Jo. Koks komentaras? Oho, nesitikėjau tokias dienelės čia. Noriu pasakyti viskas, bet viską buvo. Svarbiausia, kad finišas, ne? Nu, jo. Pirmas ralis. Šturmaną irgi pasveikint. Šturmanas rankas. Pakuojam šmutkės. Nu ką, lykam nieko nepešę. Pakuojam šmutkės, kai pradėjom pakuoti, taip ir pakuojam. Ne, viskas gerai baigės iš tikro. No. Nes galėjo nelabai gerai baigtis. Turėjo momentų. Pirmas sezono ralis apšilta, tai su kaupu. Liekam preliminariai 6, nelauksim oficialių rezultatų, jaučiu, nes paimsim automobilį ir varysim į Kauną. Nu, plius minus, užmečiau. Nustebino Davsevičius klasėje, Gordonui užvežęs. Nu, ten užvežimas minimalus. Preliminarių tik. Nu, ja, preliminarus. Žodžiu, tai nediskutuosiu tų rezultatų, nes gal net netokie bus. Finalė tai, ką žinau, viskas gerai mums. Mašina negedo, atlaikė tokių smūgių, kur galėjo neatlaikyti. Mes ir atlaikėm. Ir viskas, varom Euroviziją žiūrėti. Tikėmės, kuo greičiau atiduos automobilį. Biškį luktelnam ir varom. Tada susitinkam Lenkijai. Ten irgi turbūt nebūsim aukštai, bet svarbu padalyvauti, ten turėtų smagu. Kaip ir šiandien buvo žiūrovų, išlendu iš to posūkio vieno ir sieną žiūrovų, kur drybom į griovį, bet wow, atrodo, nežinau, ten kaip BRC. Super. Transliacijos, nu tikrai, ne mini ralis, bet maksi. Roža tie irgi tokie patiko visai.
buvo daugiau ką veikti, negu atrodė iš pradžio per susirašymus, tai smagus, greiti, tai va. Ką, nedažodžiauju. Iki, atsisveikim. Viso. Iki. Neužlipsiu, aš vieną gražiausių podiumų.